Labas rytas, pagaliau suraitytas, ką suraitė, kamuolius vakar, 3 kamuolius prancūzai, o vieną kamuolį Senegalas. 3-1, pasižiūrėjau, ar ten bus prancūzų, pažiūrėjau į ekraną. Visa Afrika žaidė vien tik džiunglės, antilopės ir drambliai, ir raganosiai, ir begemotai, ir kiti beždžionės. Nei vieno prancūzo, gal vienas koks prancūzas bėgo. Futbolas tai futbolo lieka. Noriu pakalbėti apie psichozes. Visi kažkada gyvenime yra turėję bent psichozę. Lietuvoje tai tikrai, čia nuo tiltų šokinėja visi karaliai, visi grafai, kunigaikščiai, bent jau bajorai. Arogancijos netrūksta visiems, visi karaliai. Šiandien norėjau pakalbėti apie psichozes, nes apie psichozę kūrė mano dabar pristatomas atlikėjas Davidas Silvianas. Apie jį norėčiau ir pakalbėti. Jis yra geras, labai geras dainininkas. Jo yra ambient pop stilius, kažkoks ambient toks art pop, art rock, ambient art. Žodžiu, Davidas Silvianas kažkada buvo grupėj Japan ir jis parašė tokį kūrinį apie psichozę, kuri labai artimas man. Kai kambarys tylus, dienos šviesa beveik išnyksta, atrodo, yra kažkas, ką turėčiau žinoti. Turėčiau išeiti, bet lietus niekada nesiliauja. Ir neturiu konkrečios vietos, kur eiti. Kaip tik tada, kai manau, kad laimiu, išlaužiu visas duris, mano gyvenimo vaiduokliai pučia svarbiau nei vėjas anksčiau. Kaip tik tada, kai maniau, kad mane sustabdyti neįmanoma, kai atsirado šansas mano būti karaliumi, mano gyvenimo vaiduokliai pūtė svarbiau nei vėjas anksčiau. Aš jaučiuosi nervingas, dabar jaučiuosi vienas, paprasto gyvenimo nebėra, kadaise buvau toks tikras, dabar abejonės mano galvoje ateina ir išeina, bet niekur neveda. Kaip tik tada, kai manau, kad laimiu, kai išlaužiu visas duris, mano gyvenimo vaiduokliai pučia svarbiau nei vėjas anksčiau. Kaip tik tada, kai maniau, kad mane sustabdyti niekas negali, kai atsirado man šansas būti karalium, mano gyvenimo vaiduokliai pūtė smarkiau nei vėjas anksčiau. Tai va, čia yra jo grupė Japan ir pirmas kūrinys šitam rinkiny yra Ghosts. Pradedant rodyti jo diskelius, dar noriu paskaityti jo vieną kūrinį, kuris padarė su dabar jau išėjusiu klavišininku iš Yellow Magic Orchestra, anksčiau buvęs Riki Sakamoto. Jis sukūrė muziką, o Davidas Silvianas sukūrė žodžius. Forbidden Colors, draudžiamos spalvos. Atsiversiu žaizdos ant tavo rankų, neužsitrauks niekada. Paminėjau, jog man reikia tikėti. Štai aš čia, iki tavęs man likęs visas gyvenimas, Kristaus kraujas arba visas mano širdies plakimas. Mano meilė nudažyta draudžiamom spalvom, mano gyvenimas įtiki.
Beprasmiai metai dunda pro šalį ir milijonai trokšta pašvęsti tau savo gyvenimus. Ar kas nors po to išlieka? Mokausi elgtis su jausmais manyje sukilusiais, mano rankos žemėje palaidota manyje, mano meilė nudažyta draudžiamom spalvom, mano gyvenimas įtiki tavimi dar kartą. Vaikščiosiu ratais, pačios žemės po kojomis buvimą neigdamas, neginčytiną tikėjimą viskuo rodydamas, štai aš čia, iki tavęs man likęs visas gyvenimas, Kristaus kraujas arba mano širdies perkeitimas, mano meilė nudažyta draudžiamom spalvom, mano gyvenimas įtiki, mano meilė nudažyta draudžiamom spalvom, mano gyvenimas įtiki tavimi dar kartą. Apie tikėjimą, apie draudimus, apie čia toks kūrinys, Linksmų kalėdų ponia Lorenzai, toks buvo filmas 83 metų ir jame vaidino Ricky Sakamoto ir David Bowie. Šis kūrinys patenka į albumą Davido Sylviano Secrets of Beehive. Taip, kas dar? Jisai yra užsiiminėjęs su Robertu Fripu. Čia First Day buvo albumas, o iš jo kūriniai koncertą Damage vadinasi. Man labai patinka First Day kūrinys ir Damage būtent. Pakenkimas, žala. Taip. Brilliant Trees. Paskui Ambientas. Approaching Silence. Ir iš to First Day buvo Darshan. Iš grupės Japan beveik nieko neturiu, bet yra koncertas Davido Sylviano Gunter F, ambientinis pusiau, ir grupės narių su juo, ne Japan, Rain Tree Crow. Tai va tiek trumpai apie jį.